Labą dieną. Aš Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas. Šiandieną pasikalbėsim su advokatu Povilu Žumbakiu. Povilas gimęs Klaipėdoj ir kartu su savo šeima 1944 metais pasitraukė į vakarus laikę Antro pasaulinio karo. Tenai gyveno 4 metus stovyklose vakarų Vokietijoje ir 1949 metais atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinėse Amerikos valstijose baigė mokslus, baigė Loyolos universitetą ir baigė John Marshall teisės mokyklą. Daug metų Povilas dirba advokatu Čikagoje, vietiniuose teismuose ir federaliniuose teismuose. Povilo nuopelnai lietuvių visuomeniai yra nesuskaičiuojami. Povilas ypač pasižymėjo ginant lietuvius, kurie buvo kaltinami įvairiais nusikaltimais laikę Antrojo pasaulinio karo. Federaliniuose teismuose Čikagoje, Detroite, Vašingtone ir kitur jisai gynė lietuvius prieš Amerikos valdžios įstaigą, specialiųjų tyrimų įstaigą, angliškai Office of Special Investigations arba OSI. Ta tema jisai irgi yra daręs įvairių pristatymų, yra skaitęs paskaitas Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, išleidęs visą eilę knygų, veikalų ir straipsnių. Povilo nuopelnai tuo atveju yra tikrai nesuskaičiuojami. Povilai, noriu paklausti iš pradžių, kaip susidomėjai ta tema ir OSI veikla? Robertai, aš susidomėjau daug metų prieš įsteigimą OSI Amerikoje. Aš pastebėjau, kad po Simo Kudirkos įvykių sovietai pamatė, ant kiek pabaltiečiai Amerikoje ir kituose vakarų kraštuose sukelia dėmesio prieš Sovietų sąjungą. Mes čia atvykom, žinom, ką reiškia Sovietų sąjunga ir mes esam liudininkai. Ir jie pamatė, kad yra proporcingai didelė įtaka Amerikos, Anglijos ir kitose valdžios. Ypač dėl nepripažinimo politikos, kad nepripažino užėmimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir mes turėjom savo diplomatus Vašingtone, Londone ir Vatikane ir panašiai. Ir tas jam labai užkliudo. Ir staiga maždaug 3-4 metus po Simo Kudirkos bandymo pabėgti, Lietuvoje pasipylė KGB finansuotos ir organizuotos knygos. 2 rūšių knygos. Vienos knygos rodė, kaip jie, komunistai, kovojo prieš fašistus, prieš kolaborantus, prieš partizanus, kuriuos jie vadino banditais. Kitas setas knygų buvo taikytas vakarams, net anglų kalboje ir panašiai. Ir jie pradėjo kiršyti lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius, kitus su žydais. Jie siuntė informaciją į Izraelį, siuntė žydų bendruomeniai į Ameriką, kiršyti dėl holokaust ir panašiai. Ir dar eskim tokių knygų pavyzdys. Čia rašo Smerš vadovas. Smerš buvo vienetas, kur buvo blogesnis negu Gestapo, kur žudė lietuvius ir panašiai. Buvo Stalino įkurta speciali agentūra. Ir dar eskim, jie atvažiavo į Lietuvą žudyti partizanus ir ypatingai tuos, kurie drįso atsistoti prieš Sovietų sąjungą, kovoti prieš Sovietų sąjungą. Tai tas pirmas setas knygų. Kitas setas knygų buvo, kaip minėjau, taikytos amerikiečiam, kad tie lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, kiti, kurie pabėgo nuo Sovietų sąjungos. Kodėl jie bėgo nuo Sovietų sąjungos? Gi Sovietų sąjunga buvo aliantai su Amerika Antram pasauliniam kare. Taip. Ir kas jie yra? Jie yra karo nusikaltėliai. Jie kolaboravo su naciais ir panašiai. Ir Povilai rašo ant anglų kalba. Taip. Tai atrodo, kad Tarybų sąjunga
pamatė išeivijos lietuvių ir kitų tautinių mažumų politinę galią, Taip. tai iš tikrųjų mūsų bijojo. Taip. Ir kas buvo, reiškia, jie tą propagandą čia varė ir jų draugai Amerikoje, ypatingai kairios pažiūros politikai ir jų draugai, pradėjo Amerikos kongrese tyrimus. Tyrimus, ar yra įvažiavusių nacių į Ameriką. Ir paskelbė, kad jų nuomonė yra bent 10 tūkstančių nacių, kurie įvažiavo į Ameriką. Kiti sakė 1000, kiti sakė 500. Apklausinėjimuose dalyvavo žmonės, kurie nekentė Amerikos. Ne tik, kad nekentė lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, bet nekentė pačios Amerikos, ypatingai Amerikos saugumo, Amerikos kariuomenės, panašiai. Ir tie apklausinėjimai vyko porą metų. Ir kai tie klausinėjimai vyko Amerikos kongrese, Vašingtone, tada buvau bendruomenės taryboje ir bandžiau iškelti taryboje, kad vyksta tokie apklausinėjimai. Vyksta propaganda prieš mus, kad yra pavojus, kad gali išeiti įstatymai, kurie paveiktų mūsų veiklą ir panašiai. Deja, be lietuvių bendruomenė ir mūsų organizacijos nesidomėjo. Vienintelė grupė, kuri susidomėjo, buvo Latvijai. Jie įsteigė vadinamą Truth Fund, rinko pinigus, sako, čia yra akcija prieš mus, kas nors vyks. Tai Latvijai čia praktiškai vadovavo. Jie pramatė 5 metus prieš tai, kai pravedė specialų įstatymą, kurį vadino Holtzman Amendment, kuris praktiškai sako šitaip, sutrumpinant Amerikos teisėtvarka privalo deportuoti ir atimti pilietybės iš žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie nacių. Arba prie tų valstybių ir tų valdžių, kurios su naciais turėjo bendrus ryšius. Ir specifiniai karo nusikaltėliai ir nusikaltę prie žmogaus teisės tarp 1933 metų ir 1945. Nuo to, kai nacių partija įsisteigė, iki karo pabaigos. Tie karo nusikaltėliai ir tie kolaborantai su naciais turi būti rasti, atimtos pilietybės iš jų ir jie turi būti deportuoti. Dabar, kas buvo labai charakteringa, kad jie paėmė labai gerą principą, kad karo nusikaltėliai turėtų būti baudžiami. Aš už tą sutinku 100%. Bet pagal teisės principus žmonės turi būti teisiami lygiai. Negali būti sakyti, aš teisiu Robertą, bet neteisiu Povilą. Taip. Čia yra prieš visus įstatymus. O tas įstatymas konkrečiai kalba tik apie kai kuriuos karo nusikaltėlius, ne visus. Tai pagal tą įstatymą, kai kurie karo nusikaltėliai gali gyventi Amerikoje, gali gauti pilietybės, bet ne tie, kurie nutarė, kad specifiniai tą periodą ir specifiniai, kurie vienai per kitaip prisidėjo prie nacių. Ir tai ko jie tada tuo metu ieškojo, kai sakai, kad nelygiai traktavo, tai tada Amerikos valdžia buvo nusistačiusi prieš kurias grupės? Prieš praktiškai pagal įstatymą ne to nenurodo, bet realiai yra grupės, kurių žmonės vienaip ar kitaip pabėgo nuo sovietinės sistemos. Tai po 4-5 metų to apklausinėjimo pristatė Elizabeth Holtzman įstatymą, tą įstatymą pravedė ir prezidentas Carteris 79 metais įsteigė OSI. Tai praktiškai prieš rytų Europos gyventojus, žmonės. Tai čia buvo koks nors nusistatymas, pavyzdžiui, prieš lietuvių specifiniai, iš kur tas iškilo? Viešai to nesako, bet kas buvo, kai prasidėjo OSI ir jie pradėjo bylas atimti žmonėm pilietybės. Tai pirmiausiai buvo pradėtos bylos beveik tuo pačiu laiku.
Ir tada gali susidaryti vaizdą, prieš ką jie dirba. Pradėjo prieš lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius, rumunus, lenkus, visus žmonės, kurie buvo už geležinės uždangos. Stebuklingai, kas buvo didžiausia kolaborantai su naciais? Sovietų sąjunga, kur oficialiai pasirašė sutartį, Japonija ir Italija. Ir stebuklingai per visus tuos metus nerado nei vieno sovieto, kuris būtų prisidėjęs su naciais ir vienaip ar kitaip persekiojęs žydus ar kitas mažumas. Tai čia lyg prosovietinis nusistatymas. Taip. Aiškiai taip išėjo. Ir dabar, kas dar paaiškėjo, tai išėjo knyga pirmutinio OSI viršininko Alan Ryan Jr. Aha. Quiet Neighbors. Ramus kaimynai. Pasakyta amerikiečiam, kad kaimynas, kuris yra atvykęs iš rytų Europos, nors labai geras pilietis, gerai dirba, yra geras kaimynas, gal jis yra nacis. O nacijų yra visur ir yra tų žmonių tarpe, kurie atvyko iš Sovietų sąjungos. Dabar, ką jis padarė Alan Ryan, kai įsteigė OSI? Beveik pirmą iš karto prieš pradedant veiklą nuvyko į Maskvą. Nuvyko į Maskvą ir padarė slaptą sutartį, kuri turbūt tokios sutarties Amerikos istorijoje nėra buvę. Jie sako, kad nėra nieko raštiškai, nėra nieko formaliai sutarta ir iki šio laiko, do 79-80 metų, negali paaiškinti, kokia ta sutartis yra. Dabar svarbiausia, ką reikia paminėti, yra, kad Ryan, kai nuvažiavo su savo kolegom į Maskvą, jie susitiko su vyriausiu Sovietų sąjungos prokuroru generolu Rudenko. Generolas Rudenkas buvo Stalino paskirtas prokuroras dar karo metu. Mes visi žinom, jeigu skaitom istoriją, kai buvo Nürnbergo teismas ir teisė nacių pagrindinius vyriausius žmonės, Sovietų sąjunga, Anglija ir Amerika turėjo savo prokurorus. Sovietų sąjungos vyriausias prokuroras Nürnberge buvo Rudenko. Ir pirmiausia, jis bandė pristatyti nusikaltimus, kad naciai nužudė Katyn 20 000 Lenkų karininkų. Tai čia melas. Aišku, tai buvo melas. Taip. Kai pamatė, kai jis tą negali įrodyti, tai sako, gerai, tai mes kitką įrodysim. Ir jis liko, kaip Stalino. Jam net nebuvo gėda, kai jis bandė pristatyti didžiausią istorijos, reiškia, farsą. Dabar įsivaizduokite, reiškia, Rudenko priima Ryan. Ryan rašo, kaip jie mielai bendradarbiavo ir kaip jie kalbėjo ir kaip jie tarėsi ir panašiai. Ryan ir jo kolegos turėjo žinot, kad Rudenko ne tik tai buvo teisėtvarkos viršininkas Sovietų sąjungai, bet jis prižiūrėjo Gulag. Ir kai Gulage lietuviai ir ukrainiečiai, latviai ir estai badu mirė ir jos labai sunkiai koncentracijos stovykloje kankino badu ir panašiai, jie sukilo, sukilimas buvo pasyvus, nustojo dirbti ir panašiai. Atėjo NKVD ir su viršininku Rudenko apsupo koncentracijos stovyklą ir tos žmonės sušaudė. Pirmas šūvis buvo iš pačio Rudenko. Tai taip, kai jis turi kruvinas rankas įvairiais būdais. Kaip prokuroras, kur siuntė nekaltus žmonės į kalėjimus ir žmogus, kur net vadovavo žudynėm. Ir štai Amerikos valdžia su tokiu žmogum draugiškai apsikabinę padaro sutartį. Tai Povilai, čia atrodo, kad Amerikos valdžia lyg be sarmatos dirba su tokiais melagiais ir taip kaip Jungtinės Amerikos valstijos dirbo su sovietais Antro pasaulinio karo metu, tai ta istorija vėl kaip nors kartojosi. Teisingai. Dabar ta sutartis buvo, slapta sutartis buvo dėl dviejų pagrindinių dalykų.
Sovietai sutiko pristatyti, kabutėse, liudininkus prieš amerikiečius. Antras dalykas, jie sutiko pristatyti dokumentus, kurie rodytų, kad lietuviai kiti, kurie yra kaltinami Amerikoje, yra karo nusikaltėliai. Dabar, kas liečia liudininkus. Liudininkai turi atvažiuoti liudyti į teismą. Sovietai sakė, no. Jūs galėsit apklausinėti tos liudininkus Sovietų Sąjungai. Skirtumas tarp apklausinėjimo Amerikoje teisme ir apklausinėjimo Sovietų Sąjungoje yra kaip diena ir naktis. Jie sudarė sąlygas, kaip galima apklausinėti liudininkus. Pavyzdžiui, jie suranda kokį senuką, kuris būktai dalyvavo kokiam vienete, kur dalyvavo žydų šaudyme ar panašiai. Ir jis jau yra kalėjime buvęs. Jį KGB atveža apklausinėjimui. Prieš atvežant jį paruošia, primena jam, kai jis turi sakyti, ką jis turi sakyti, pristato jį į apklausinėjimo kambarį, kur vadovauja prokuroras, sovietinis prokuroras, vietinis. Tai kaip Lietuvoje buvo Bakučionis, kuris persekiojo Tamkevičių, kitus disidentus. Jis buvo vyriausias, kuris nutardavo, kas už politinius nusikaltimus eina į kalėjimą, kas važiuoja į koncentracijos stovyklą ir panašiai. Dabar jis pirmininkauja tam posėdį, kur apklausinėja tą liudininką. KGB sėdi tenais. KGB pristato vertėją. Bo tie liudininkai kalba, daleiskim, lietuviškai, ar ukrainietiškai, ar latviškai. Ar rusiškai. Ta vietinė kalba. Viskas vyksta to vietinė kalba. Prokuroras vietoj, kad duot priesaką, kaip Amerikoje. Amerikai duoda liudininkai priesaką, kad jie sakys teisybę. Sovietų Sąjungoje prokuroras primena jam, neprašo priesakos, bet primena, kad jis bus nubaustas, jeigu jis nesakys teisybės. Jo. O teisybė žinoma, ką jis turi sakyti. Taip. Ne. Dabar teoretiškai Amerikos gynybos advokatai dalyvauja ir OSI advokatai, prokurorai dalyvauja. Teoretiškai gynybos advokatai turėtų teisę klausti to liudininko daug klausimų, kaip pavyzdžiui, kas tave čia atvežė? Taip. Ar tau kas nors priminė, ką sakyti? Ar tau pagrasino, jeigu nesakysi? Jo. Visi tie klausimai yra realūs, kur gali Amerikos teisme klausti. Taip. Pirmiausia klausimas, kai vienas Buržas, geras latvis advokatas klausė, sako, ponas liudininkė, ar tu sutiktum atvažiuoti į Ameriką liudyti, jeigu mes užmokėtumėm tavo išlaidas? Sako, sutikčiau. Taip. Sako, ar tu sutiktum liudyti Amerikos teisme? Klausė antro, sutikčiau. Ar tu sutiktum atvažiuoti į Ameriką liudyti? Sutikčiau. Nuo to prokurorai pasakė, daugiau tokį klausimą negali klausti. Tai va. Paaiškėjo, kai OSI tarėsi su sovietais, iškilo klausimas, kas gali atsitikti su tais liudininkais, jeigu jie atvažiuos į Ameriką. Pirmiausia, jie gali bandyti pabėgti. Taip. Ir aiškiai rodo, kad OSI užtikrino sovietam, nebijokit, mes neleisim jiem prašyti pabėgėlio teisės. Tas, kada aiškiai buvo garantuota. Kitas dalykas buvo garantuota, kad mes juos vienaip ar kitaip prižiūrėsim. Ir grąžinsim atgal į Sovietų Sąjungą. To neužteko sovietam, jie vis tiek bijojo, kadangi dar didesnė baimė buvo, kad tas liudininkas gali pasakyti teisybę. Taip. Ir tas neprimtana. Tas būtų neprimtina. Tai čia yra liudininkai. Dabar, kas liečia dokumentus, ir aš turėjau vieną bylą, kur tas buvo labai aišku. Sovietai parenka dokumentus iš sovietų archyvų. Tie archyvai yra perimti iš nacių, kai jie okupavo rytų Europą, rado įvairius dokumentus nacių kariuomenės, politikos vienetų, jų prokurorų ir panašiai. Dabar tie archyvai yra uždari, net OSI negali nueiti tos archyvus. Ir tą liudijo OSI liudininkai, kurie ekspertai,
kurie liudija, kad dokumentai yra teisingi. Ir kai paklausi jų, ar jum leido pažiūrėti, kur tie dokumentai yra? Ne. Ar jie įrodė, kaip tie dokumentai atsirado Sovietų Sąjungai? Ne. Nieko to negalima klausinėti, mes turim pasitikėti. OSI duoda dokumentą, kuriam davė KGB ir štai yra dokumentas ir pristatomas Amerikos teisme. OSI sako, gerai, tikrinkit. Tikrinti vienas dalykas tokį dokumentą, kur buvo parašyta prieš 70 metų, yra labai sudėtinga, yra brangi procedūra. Gynyba neturi fondų. Kitas dalykas, sovietai laiko tą originalą dokumentą Sovietų ambasadai. Jeigu leidžia, ir buvo porą atvejų, kur leido ekspertam pažiūrėti, vis tiek neleidžia net paimti dalį popieriaus, patikrinti, ar tikrai tas popieris. Sako, gadinsi dokumentą. Visokiai tokių buvo priežasčių. OSI duodavo FBI sako, jo dokumentas yra nepagamintas. Nors yra daug klausimų, ne tie klijai, rašalas kartais pasikartoja ne tas ir panašiai, bet mes negalim sakyti, kad yra falsifikuotas. Tai tokius dokumentus pristatydavo. Dabar reikia atsiminti, kai sovietai užėmė rytų Europą ir kaip paėmė iš nacių viską, ir Vokietijoje ir panašiai, jie rado popierį, rado rašalą, rado rašymo mašinėlės, rado štampas, rado viską. Jie gali pagaminti, ką tik tai nori. Tai tie dokumentai mes praktiškai turim pasitikėti, kad buvo sovietų. Aš dar paminėsiu, kad ir OSI, ir FBI priklauso Teisingumo departamentui. Teisingai. Tai gal ir FBI irgi buvo įsakyta, jūs čia nekelkit tų klausimų. Aš manyčiau, kad buvo įtaka, FBI žinojo, kam jie dirba, jų viršininkas yra paskiria tą patį FBI viršininką, tai prezidentas paskiria, bet yra dirba su vyriausiu prokuroru, vyriausias prokuroras dirba su OSI. OSI atskiras vienetas. Tai jie visi žino, kas kam dirba. Yra komanda. Bet aš neįtariu, kad FBI falsifikavo. Aš manau, kad FBI, tuo metu FBI dar dirbo sąžiningai. Aš to negalėčiau padaryti šiandien. Negalėčiau to pasakyti šiandien. Tai vienu žodžiu, visi tie buvo neaiškumai. Tai kadangi teismai priėmė tos dokumentus ir aš bandžiau gauti pagalbą iš lietuvių bendruomenės, kitur sakau, reikia iškelti viską tą. Staiga visi prarado interesą, teisingumą ir panašiai, pradėjo rūpintis kasdienybę. Tai aš sudariau asmeniškai, porą žmonių man padėjo finansiniai, surinkau dokumentus, padėjo Rasa Razgaitienė, po to mano štabas buvo Rimos Korupskaitė, advokatė, Laima Nainytė padėjo, buvo kiti, ypač kai kurie ukrainiečiai, ekspertai panašiai. Aš sudariau rinkinį dokumentų, įrodyti, kad OSI dirba su KGB. Ne? Taip. Ir aš tuos dokumentus su asmeniškais laiškais Vašingtone pagaminom tą. Per 3 dienas atėjo studentų iš ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų. 30 studentų atėjo padėti man ir per vieną popietę išdalinom tą leidinį asmeniškai kiekvienam Amerikos kongreso atstovui, kiekvienam senatoriui, kai kuriem aukštiem pareigūnam, pradedam su prezidentu Reiganu, su vyriausiu teisėju Amerikoje, kai kuriem pagrindiniam žurnalistam ir kai kuriom ambasadom ir panašiai. Ir tik buvo asmeniškai laiškai duoti klausimas, ar jūs žinot, kokį įstatymą pravedėt, ar jūs žinot, kaip OSI, Amerikos valdžia, prokuratūra, kuri tuo pačiu metu turi bylas prieš KGB ir prieš sovietų šnipus, kita dalis dirba su KGB ir gauna tą medžiagą. Taip. Jūs paminėjot prezidentą Reiganą. Taip. Tai čia
Man įdomu čia lygi ironija yra, nes prezidentas Reiganas tikrai nebuvo prosovietiškas. Bet tie įvykiai prasidėjo jo prezidentavimo metu. Tai kaip taip galėjo įvykti, kai toksai kaip Reiganas yra prezidentas? Čia yra sunku atsakyti. Galiu tik tai vieną pavyzdį duoti, kai buvo deportuojamas Estas į Estiją, Linas. Buvo didelė konfrontacija. Estai protestavo, lietuviai protestavo, mažiau lietuvių, bet latviai protestavo, kad kaip galima siųsti Estą, amerikietį, iš kurio buvo atimta pilietybė ir buvo privestas deportuotas, ir Amerika deportuoja į Estiją, į Sovietų sąjungą, Sovietų Estiją, kai Amerika nepripažįsta okupacijas. Taip. Tai tie dalykai iškilo ir tai klausimas nuėjo iki prezidento Reigano. Prezidento Reigano pirma reakcija buvo, kad jokių būdų čia nėra gerai. Taip. Po kelių dienų paaiškėjo, kad čia yra virš prezidento. Ir jis nusileido. Gerai, tai net ir prezidentas nenorėjo maišytis. Nenorėjo maišyti. Dabar, kai studentai tą dalino penktadienį popietę, aš pakviečiau Neil Sher, kurį pažinojau, papietauti. Ir kas buvo Neil Sher? Neil Sher buvo OSI viršininkas 8 metus. Gerai. Jis buvo, mes su juo turėjom konfliktą. Ne tik teisme, bet ir už teismo ribus. Susirašinėjom, panašiai, buvom draugiški priešai. Tai aš jį pakviečiau pietų. Restorane padariau rezervacijas savo vardu, ne pavardę. Žinojau, kad OSI turi, Neil Sher turi vedęs tvarką, kad nieks negali kalbėti su kongreso atstovais ar su žiniasklaida be jo leidimo. Kadangi jis norėjo pats kalbėti. Tai kai tą dalino pradėjo skambinti visi į OSI bando surasti Neil Sher, jie neranda, kadangi mes restorane 2,5 valandos valgom pietus. Per tą laiką buvo išdalinta visi dokumentai kongresui. Tai čia toksai buvo, tarp jo ir manęs buvo panašus žaidimai daug metų. Bet rimtai kalbant, kas gavosi, eilė senatorių ir eilė kongreso atstovų, vieni pusiau gana viešai, kur pakvietė pasikalbėti, kiti mažiau viešai apklausinėjo OSI, pakvietė paaiškinti daugiau. Aš nuvedžiau kai kurios advokatus, kur turėjo patirtį, susipažinom. Ir kaip po pavyzdį buvo užsienio reikalų pirmininkas senate Percy, iš Illinois senatorius. Jis susidomėjo to, padėkojo už tą. Ir jis turėjo jo štabas turėjo daug klausimų. Tai aš jam detaliai atrašiau ir tada jis labai privačiai paprašė susitikti Čikagoje. Ir daleiskai mes sėdėjom, kaip dabar būdu sėdim, 1,5 valandos ar kiek, kadangi jis matė, koks yra pavojus Amerikos teisiniai sistemai. Jis nieko negalėjo pažadėti ir aš supratau tą, kadangi yra toks didelis politinis spaudimas ir panašiai. Tuo pačiu teko gauti per draugus OSI pasiaiškinimus senatoriam, kurie parašė ilgus pasiaiškinimus, kad viskas vyksta pagal Amerikos teisinę sistemą. Mano tikslas to išdalinti tą dokumentą buvo ne kad pakeisti įstatymą, bet norėjau, kad kiekvienas rimtas politikas ir kad kiekvienas žmogus, kuris domisi Amerikos teisėtvarka, suprastų, kad yra vėžys Amerikos teisiniai sistemai. Taip. Ne? Dabar iš to, kas buvo dar įdomu, tai kaip po pavyzdys, vienas laiškas buvo pasiųstas American Bar Association prezidentui. American Bar Association tais laikais turėjo 400 suvirs tūkstančių Amerikos advokatų. Ir aš pats priklausiau tai Bar Association.
buvo rimčiausia teisininkų organizacija Amerikoje. Tai aš pasiunčiau tą leidinį prezidentui American Bar Association ir sakau, ar neturėtų Amerikos Bar Association susirūpinti, kad Amerikos teisiniai sistemoje vyksta tokie dalykai, kur yra apeinama pagrindiniai principai įstatymai. Kas buvo įdomu, prezidentas man neatsakė, vietoj to jis pasiuntė tą mano leidinį ir mano laišką savo American Bar Association advokatų firmai, kur atstovaudavo jis. Aha. Ta firma yra Čikagoje, Sidley & Austin. Taip. Yra milžiniška firma. Ta firma paėmė, nusintė mano tą laišką ir mano leidinį vienam Harvardo garsiam advokatui. Jis baigęs Harvardą, dirbo Sidley & Austin, partneris, garsus trial lawyer, kur dirbdavo teismuose labai rimtose bylose. Ir jis buvo rusų teisės sistemos ekspertas. Jis perskaitė mano darbą, jis man paskambino, mes susitikom, jis turėjo daug klausimų. Žinoma, kadangi čia buvo iš kabutės, iš opozicijos, Taip. mes susitikom labai kaip svetimi žmonės, nepažįstami. Aš jam pristačiau savo medžiagą, kiek turėjau. Po kiek laiko aš gavau kopiją jo memorandumo, kadangi buvo privačiai prašymas, tai nebuvo kliento ryšiai, jie neoficialiai paprašė nuomonės. Taip. Tai jis rado, reiškia, progą man parodyti, ką jis parašė. Jis parašė ne tik tai, kad mano kaltinimai yra tikslus, bet jis dar griežčiau parašė, kad American Bar Association ir teismai turėtų susirūpinti, kas dedas. Aišku, tas nepatiko American Bar Association. Tada jie oficialiai prašė opinijos iš Sidley & Austin. Sidley & Austin tada sakė, gerai, jeigu Henry Mason parašė tokį aprašymą, tokį dokumentą, tai mes pasiūsim kitai advokatai, kur yra irgi sovietų sistemos ekspertė, kur yra daugiau patikima. Pasirodo, kai jį parašė dar kietesnį laišką, reportą, aprašymą, dar daugiau paremė mano kaltinimus. Bet tas kaltinimas buvo slaptas. Nuėjo į American Bar Association ir jie neatsakė. Po to paaiškėjo, kodėl jie nesakė. Todėl, kad to prezidento terminas baigėsi, atėjo naujas prezidentas, o aš buvau rašęs anam prezidentui, tai nebereikėjo Jau atsakyti. nebereaguoja. Ir neatsakė. Tai čia buvo, reiškia, rezultatas to mano leidinio Washington. Bet aš stebiuosi, kad pavyzdžiui, toks kaip Amerikos Bar Association prezidentas, kad tos asociacijos pareigūnai, kad jiem rūpėtų, kas darėsi tuo metu Amerikos teismuose. Bet atrodo, kad tuo atžvilgiu jiem nerūpėjo. Buvo politinis spaudimas, buvo, įsivaizduok, kaip žiniasklaida pristatydavo tą klausimą. Kai patraukė bylą lietuvį, kuris nieko bendro neturėjo su nacių partija, visi laikraščiai Čikagoje, kai pradėjo prieš Liudą Kairį, buvo pirmas lietuvis, kur buvo Čikagoje patrauktas į OSI teismą, visi 4 dienraščiai, visą savaitę, pirmam puslapį dėjo jo nuotrauką. Sako, naciai Lithuanian, naciai rastas, Brian Parke, katalikas, eina į bažnyčią, vienas iš tų ramių kaimynų. Rastas, vyra nacis. Būk tai darė tą, lyg būtų baigęs teismas, lyg būtų visi kaltinimai įrodyti. Ir tarp kitko toj byloj pasidarė kitas įdomus dalykas, kad gintis tokioj byloj, realiai tais laikais, kukliai kalbant, ginti reikėtų maždaug $1–2 milijonų. Taip. Samdyti advokatus, samdyti ekspertus, išmokėti kelionę išlaidas, teismo išlaidas panašiai. Nei vienas lietuvis to neturėjo, negalėjo apsiginti. Tai kai jis nuėjo į teismą, jis sako, aš negaliu gintis. Bet kadangi čia yra civilinės, ne kriminalinės bylos, kas gavosi? Teisėjas nenorėjo jį nuteisti, matydamas, kai jis yra be advokato. Taip.
jam kaip teisėjui būtų nepatogu. Tada jis paprašė advokatų didžiųjų firmų, kad jos paskirtų, ką nors, kad dirbtų pro bodą, už dyką atstovautų kairę. Bet kas nori atstovauti naciją, kai jau yra paskelbta, kai jis yra nacis? Taip. Yra nepopuliarus dalykas ir yra nemanoma. Taip pat kaip Bar Association, jeigu čia yra nacijai, mes nusiplaudam rankas, mes nenorim klausti. Mes nenorim apie tai kalbėti. Kas gavosi Liudo Kairio byloj, didelė teisės firma Kirkland & Ellis, norėdami įtikti tam teisėjui federaliniam, sako, gerai, mes apsiimsim. Ir jie paskyrė 2 garsius savo geriausius trial lawyers, kurie eidavo į teismą, ekspertus, David Springer ir Fred Bartlett, ir jie apsimėginti Kairį ir įgydė iki apeliacijos teismo. Po to firma nutarė, kai jie daugiau nebenori išleisti pinigų ir jie buvo ramiai išstumti iš firmos. Net garsus advokatai. Tikrai. Vienas iš jų, tarp kitko, vėliau atstovavo prezidentą Bush per rinkimus, kai buvo Floridai problemas su rinkimų klausimas ir ėjo vyriausią teismą. Jis atstovavo prezidentą Bush vyriausiam teismui. Tokio lygio advokatai sutiko ginti. Ir kas gavosi, jie pamatė, kokia yra betvarkė toj sistemai. Ir abudu, ypatingai David Springer, tapo didžiausias kritikas OSI, kadangi sako, kad Amerikoje negali būti tokios sistemos, negali būti dvigubai standartai. Taip. Tai Povilai, kaip Teisingumo departamento vadovybė, kaip jų advokatai į tai reagavo? Patys OSI reagavo netiesioginai, atsakinėjo kongresui, bandė privačiai prie jų prieiti ir panašiai. Sakau, man teko pamatyti vieną laišką, kurį rašė senatoriai. Ir ten jie netiksliai atsako, jam sumaišo viską, aišku, savo poziciją palaiko. Bet iš Department of Justice, iš teisėtvarkos sistemos, jie nesikreipė į mus, bet atidarė duris, leiskim susitikti su antru svarbiausiu pareigūnu, Deputy Assistant Department of Justice, Stephen Trott. Ten buvom susitikę su 2 dar kolegom, su Latviu Ivars Buržins, kuris daugiausiai tose bylose tada dirbo ir tikriausiai yra, netikriausiai, bet yra pats svarbiausias ekspertas toj srity. Ir David Springer, kur minėjau, iš Kirkland & Ellis, ir OSI atsiuntė porą žmonių, ir mes 1 valandą susitikom aukščiausio pareigūno kabinete, jis išklausė, mes turėjom rimtus pasiūlymus, jis rimtus pasiūlymus išklausė, bet praktiškai nieko nesigavo iš to, kadangi OSI turėjo laisvas rankas. Bet buvo susitikimas tokio lygio. Tarp kitko, prezidento Reigano Baltieji rūmai tiesioginiai neatsakė, bet per užpakalinės duris teko susitikti su porą aukštų pareigūnų, kurie atidarė duris, kad paaiškinčiau ir kad jie paaiškintų prezidento poziciją. Nors nesakė, kad jie kalba už prezidentą Reiganą, bet praktiškai taip gavosi. Ir jų tikslas buvo, sako, mes turim pasitikėti teismais. Mes priimam, suprantam, kodėl jūs skundžiatės, sako, jums reikia tartis su jūsų kritikais, bandyti susitarti draugiškai, bet sako, mes kaip administracija nieko negalim daryti, kadangi viskas yra teismuose. Tai OSI, atrodo, buvo visiškai savarankiška institucija, galėjo daryti, ką tik norėjo. Jie buvo įdomiai įsteigta, įsivaizduok, visur pristatoma žiniasklaidoje, kur buvo 1000 straipsnių, ne 100. 1000 straipsnių, kaip ta agentūra gaudo nacius Amerikoje. Tos ramius kaimynus, quiet neighbors. Taip. Ne? OSI buvo įsteigtas kriminaliniai divizijoje ir su kriminalinės viršininku Trott susitikom kalbėtis. Bet čia yra civilinės bylos. Taip. Jiem tiko būti kriminaliniai, kadangi yra daugiau pinigų, yra didesnė, svarbesnė organizacija negu civilinė prokuratūra.
tai jie dalyvavo civilinėse bylose, bet turėjo kriminalinių bylų apsaugą. Ir jie paėmė pastatą, 6 aukštų miesto pastatą vidury Vašingtono ir jie dirbo visiškai atskirai nuo visų kitų agentūrų. Ir jie praktiškai dirbo kaip teisėtvarka, dirbo kaip State Department, dirbo kaip politikai, jie buvo virš visko. Bet kadangi jie gaudė nacius, kurie prisidėjo prie Holocaust, kurie buktai prisidėjo prie Holocaust, dalyvavo ir panašiai. Ir čia buvo šventas darbas. 6 aukštų pastatas, tai čia nemažas objektas, tai jų sąmata, OSI biudžetas, tai milžiniškas. Buvo didelis biudžetas ir augo kiekvienais metais. Ir ką reikia pasakyti, kad dar nėra uždarytas OSI. Nors dabar kaltinami yra virš 100 metų ir jų neranda, bet jie dar ieško. Taip. Aš manyčiau, kad reikia pradėti prieš anukus, kadangi ta agentūra toliau veikia, yra toliau finansuojama, buvo jie surinko daug medžiagos, istorinės medžiagos iš Sovietų Sąjungos ir jie tą medžiagą laiko uždarytą. Yra šventa vieta Vašingtone mieste. Dabar norėčiau pereiti truputį į kitą, kai čia vyko viskas Amerikoje, visas tas skandalas prasidėjo, tuo pačiu tarpu prasidėjo bandymas įkurti panašiai kaip OSI Kanadai, vėliau Australijai. Kanadoje, kur yra didžiausia mažuma žmonių, yra ukrainiečiai. Ukrainiečiai matė, kad kas dedas Amerikoje, sako gerai, jeigu Amerikoje kimba prie ukrainiečių, prie pabaltiečių ir panašiai, tas pats bus Kanadai. Tai jie susirūpino ir sudarė akademinę konferenciją Toronto universiteto salėse, pakvietė žydų ekspertus, pakvietė ukrainiečių istorikus, advokatus, panašiai, ir pakvietė mane iš Amerikos paaiškinti, kas čia dedas, kadangi matė, kad aš protestuoju. Toj konferencijoje dalyvavo virš 1000 žiūrovų, keliose salėse perdavė, kadangi netilpo pagrindiniais, ir po to išleido knygą, kurį rašė mūsų kalbas. Ir tas profesorius, kuris organizavo, labai rūpinosi, kad būtų pristatytos ir istorinės, ir teisinės visos pusės, iš vienos ir kitos pusės. Taip. Vienas pagrindinis žmogus, kur dalyvavo, atstovavo žydų visuomenę, žydų advokatus, ir kuris daugiausiai bandė įkurti tą OSI tipo, buvo David Meiras. Po šitos konferencijos gavau kvietimą iš ukrainiečių ir žydų studentų, kur pasiūlė padaryti debatus su David Meiras Toronto universiteto teisės fakulteto patalpose, kur būtų David Meiras ir aš, ir būtų 3 garbės teisėjai. Taip. Pirmas buvo teisėjas Global Mail, kur yra įtakingiausias laikraštis Kanadai, vyriausias redaktorius. Po to buvo vienas garsus žydų advokatas, profesorius iš Maskvos, kuris gyveno Toronte, ir buvo dar vienas žurnalistas. Ir debatai vyko 3 valandas. Kas buvo įdomu, kad į tuos debatus atsiuntė ta komisija, kur bandė įsteigti OSI rūšies organizaciją Kanadai, buvo vadovaujama garsaus teisėjo Duchesne. Jis atsiuntė 5 atstovus į tos debatus. Savaitę prieš debatus Duchesne buvo paskelbęs taip, kad kaip Ryan, taip jis ir jo komitetas važiuos į Maskvą, susitarti su Maskva, kaip perduoti liudininkus ir kitą medžiagą į teismus Kanadai. Atvažiavo tie 5 atstovai, dalyvavo labai pasyviai, sėdėjo, išklausė mūsų debatų. Mano pagrindinis punktas tuose debatuose buvo, kad tuo metu, kai mes vykdom tuos debatus, tą dieną Maskvoje vyko teismas prieš žydą, kuris bandė išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, disidentą. Taip.
Ir aš turėjau 900 puslapį dokumentų iš tos bylos, kaip tie patys prokurorai, kur persekioja žydus, persekioja katalikus, persekioja musulmonus ir kitas mažumas Sovietų sąjungoje. Tuo metu, kai mes vykdom tos debatus, jie persekioja žydus, persekioja lietuvius ir kitus, o Kanada ir Amerika nori važiuoti ir bendrauti su tais prokurorais, kur persekioja žydus. Taip. Ir persekioja katalikus. Ir įvyko stebuklas. Savaitę po debatų Dešrein paskelbė, kai jis nevažiuoja į Maskvą. Tikrai. Tai čia tavo nuopelnas, va. Nežinau, ar buvo tiesioginiai, ar iš ko kito jis nutarė. Aš negaliu sakyti, kad jis dėl to nutarė. Bet jis pakeitė savo nuomonę ir jie nevažiavo. Su laiku jie įsteigė panašią agentūrą kaip OSI Kanadai, bet jie įvedė labai griežtas taisyklės dėl liudininkų ir dėl medžiagos iš Sovietų sąjungos. Panašiai, ką mes reikalavom, kad liudininkai atvažiuotų į Kanadą, kad būtų teisė gynybai juos rimtai apklausinėti, kad būtų apklausinėjami pagal Kanados, o ne Sovietų sąjungos sistemą, kad dokumentai, jeigu bus pristatomi Kanadai, turi atidaryti archyvus, iš kur tie dokumentai kilo ir panašiai. Tai Kanados valdžia teisingai pasielgė. Teisingai pasielgė. Tai čia yra dalis tų debatų, kur buvo su Toronte čia. Toronte. Po tų debatų kitą gavau prašymą, kur buvo labai įdomu. Kanados parlamento yra studijų grupė, konferencija. Jie penktadienio vakare parlamento nariai su savo pagrindiniais štabo nariais susitinka kalbėti apie įvairias problemas. Jie mane pakvietė su garsiu ukrainiečių advokatu Sopenka iš Toronto atvažiuoti penktadienio vakare pristatyti OSI, aš pristatysiu, kas dedas Amerikoje, Sopenka pristatys, kas dedasi apklausinėjimus Dešrein ir jo nuomonė, kokios yra problemos, jeigu nori po tiek metų pradėti kaltinti karo nusikaltėlius, ir ne visus, bet tik tos, kurie padėjo naciam. Taip. Ne? Daleiskim, Kanadoje labai aiškiai žinojo, kad buvo visa eilė garsių KGB agentų, kurie įvažiavo į Ameriką ir gavo pilietybės. Ir jie toliau tapo Kanados piliečiai, saugiai gyveno. Žmonės, kurie dirbo su NKVD, kurie dirbo su naciais. Taip. Prieš juos nebuvo problemų, jiem nebuvo problemų. Buvo tik tai taikoma tie, kurie buvo iš rytų Europos ir tie, kurie būktai prisidėjo prie nusikaltimų. Taip. Tai tam parlamento suvažiavimas buvo įdomu. Išskridau iš Toronto vėlai vakare ir buvo didelė audra. Po mano skrydžio nutraukė skridimus, o Sopenka buvo sekančiam lėktuvė. O tikrai. Tai jis nenuvažiavo. Tai aš nuvažiuoju į tą konferenciją vakare. Sako, o tarp kitko, sako, vietoj, kad 20 minučių būk geras, kalbėk valandą, kadangi Sopenka negalėjo atvykti. Išėjo labai gerai, kadangi buvo 2-3 valandos klausimų, labai įdomiai praleidom. Tuoj pat atsirado protestai prieš tą susitikimą ir žydų visuomenė pristatė memorandumus, sako, tą, ką mes kaltinam dėl OSI ir panašiai, yra netikslu, bet jų pristatymas nebuvo tikslus tuo pačiu, kad jie pristatė dalį argumentų, ką OSI daro. Ir taip susipažinot su to klausimu tiesioginiai parlamento nariai, kurie buvo tas dalykas įdomu. Ir čia yra dalinai aprašymas iš to. Čia iš Kanados žiniasklaidos. Iš Kanados žiniasklaidos. Parliamentarians against Soviet. Ir čia grupė tų parlamentarų, kur kvietė. O va. Otavoje. Ir Kanadoje buvo išleista, ukrainiečiai labai aktyviai leido, turėjo konferencijas po visą Kanadą, buvo Šiaurės Kanadoje, Vakarų Kanadoje ir panašiai. Jų advokatų grupės,
jų civilinės grupės ir daug kartų teko su jais dalyvauti. Jie, daleiskim, dalyvaudavo labai aktyviai žiniasklaidoj, rašydavo laiškus, protestuodavo, pristatydavo Kanados spaudai. To, ką mes, daleiskim, Amerikoje nedarėm. Ir mūsų Amerikos žiniasklaida tokių laiškų nebūtų priėmus. Kanadoje daug aiškiau priėjo. Iš lietuvių vienintelis, kur pasireiškė, buvo profesorius Vaštokas, Aha. kuris prisidėdavo. Bedai lietuviai praktiškai nedalyvavo. Ir kodėl tai buvo? Minėjai, kad pavyzdžiui Amerikoje Latvija iš tikrųjų vedė tą kovą prieš OSI. Kanadoje ukrainiečiai vedė tą kovą prieš tokią agentūrą. Prieš teisybę. O kodėl lietuviai nenorėjo taip dalyvauti toj kovoje? Todėl, kad mūsų vadovai bijojo. Reiškia, pažiūri laikraščius, iškelia, kad kas čia yra, naciai. Taip. Masinis tūkstančiai laiškų, straipsnių Amerikoje. Mes tarp kitko archyvose turim rinkinį, aš nežinau, 14 000. Tik tai iš porą metų, kiek buvo paprašyti, tik tai straipsniai, kur buvo Amerikoje spausdinami. Visuose laikraščiuose, visos televizijos, visa radija. Žmonės nenorėjo eiti į tokią nepopuliarią kovą. Kas gavosi Amerikoje buvo truputį kitaip. Šeimos, kurios buvo paveiktos ir jų giminės, ypatingai vaikai ir anūkai, ir jauni amerikiečiai, studentai, ir kurie studijavo teisę, jie pamatė, kad čia vyksta neteisybė. Tai susikūrė Americans for Due Process. Ten daugiausiai buvo Latvijai, Estai ir Rasa Razgaitinė buvo vienintelė lietuvė, kur dalyvavo ir buvo viena iš pagrindinių veikėjų. Jie sudarė mažą grupę, turėjo labai kuklų fondą, bet jie darė tyrimus ir jie pristatydavo medžiagą, daleiskim, Amerikos advokatam, kurie nieko nežinojo apie Lietuvos istoriją, neturėjo jokių ryšių su lietuvių organizacijom arba su kitais liudininkais ir panašiai. Tai ta organizacija, Americans for Due Process, atliko milžinišką darbą, kurį neatliko mūsų didžios organizacijos. Tik daug vėliau lietuvių bendruomenė ir Altas, mūsų pagrindiniai veiksniai, įsteigė lietuviam ginti komitetą, kur buvo sudarytos kuklės sumos, kad padėti tiem žmonėm padengti jų dalinai išlaidas. Vieno žmogaus, kuris visiškai neturėjo pinigų save gintis, jis paprašė to fondo pinigų ir jie davė man čekį, kur praktiškai padengė pašto išlaidas. Tikrai. Bet ne kelionės iš tai. Jo. Taip, reiškia, gavosi tokia situacija, kad lietuviai, kurie buvo kaltinami, arba jiem padėjo vadinami pro bono advokatai, kurie prisidėjo ir tokių buvo, arba jie turėjo kaip nors patys eiti pas advokatus ir pigiausių būdų bandyti dėrėti su advokatais iš OSI, kurie turėjo visas kortas prieš jas. Praktiškai laimėti buvo neįmanoma. Vis tiek stebiuosi, kad lietuvių visuomenės tuo metinė vadovybė nenorėjo dalyvauti toje akcijoje. Labai gaila. Labai gaila. Latvija ir kiti daugiau už mus kovojo. Gal aiškiausiai paaiškėjo, Robertai, kaip Alto ir Viliko pirmininkas, kai prasidėjo tie apklausinėjimai, dar net nebuvo visai. Daktaras Bobelis vienam suvažiavimą pasakė, mums nereikia jokio truth fund, mums nereikia rūpintis. Sako, čia yra Amerika. Sako, nereikia jokių advokatų, kadangi jis labai nekentė advokatus. Sako, jeigu jūs kada nors kaltins, nueikit į teismą, nusimkit marškinius, pasakykit, kad teisėjai, kai jūs nieko blogo nedarėt ir Amerikos teisėjai paleis. Jums nieko nereikia. Čia kaip po pavyzdys, Robertai, Americans for Due Process, koks jų buvo kuklus darbas. Jie nepakvietė, bet surinko medžiagą iš advokatų ir pristatė pagrindinius principinius klausimus, su kuriais susiduria OSI
ir kodėl tie įstatymai buvo netikslus. Dabar prie kokio advokato jie prieidavo ir kaip jie dirbo tą darbą, tai aš kalbu apie Americans for Due Process. Tai čia ir minėjai, David Springer, Henry Mason, žinoma, Povilas Žumbakis, Ivaras Beržins iš New Yorko, dar Ramsey Clark. Ramsey Clark buvo buvęs Amerikos aukščiausias prokuroras. Taip. David Springer buvo Yale universiteto teisę baigęs ir labai garsus advokatas. Henry Mason buvo summa cum laude Harvardą baigęs ir buvo garsus sovietų teisės istorikas. Beržins New York'e daugiausiai bylų atstovavo ir su lietuvio vieną bylą, Kungio bylą, nuėjo iki aukščiausio Amerikos teismo. Ir daleiskim Springer bandė iškelti faktą, kad ką Oksai bando padaryti, sukurti dviejų rūšių piliečius Amerikoje. Amerikos konstitucija turi tik tai vieną pilietį. Yra vienos rūšies pilietis, nėra dviejų. Ką Oksai bando padaryti, yra, kad yra gimę Amerikoje žmonės ir yra tie, kurie gavo pilietybę, imigrantai. Taip. Ir tas buvo labai naudinga Sovietų Sąjungai, tarp kitų. Sako, čia ne tikri amerikonai. Jo. Čia yra žmonės, kurie bando tapti amerikonais. O Springer sako, pagal konstituciją, kai žmogus gavo pilietybę, jis yra Amerikos pilietis. Ir kaip Amerikos pilietis, jis turi pilnas teisės. Taip. O OSI apeina tas teisės. Ir jis bandė, jis norėjo nueiti su tuo argumentu į vyriausią teismą. Bet jo firma nebenutarė finansuoti tų išlaidų. Kad jie išleido artim $2 milijonų ginant kairį. Ir firma pasakė, kad jie daugiau nebenori. Bet buvo dar politinis spaudimas prieš jį. Henry Mason sutiko su tuo, ką aš minėjau dėl Sovietų Sąjungos medžiagos. Beržins iškėlė labai įdomius principus dėl pagrindinio Amerikos konstitucijos klausimų, dėl 5 priedo, dėl due process, kur praktiškai žmogus apkaltytas OSI neturi teisės į advokatus. Jis gali atsivesti advokatą, bet turi apsimokėti advokatą. Bet jeigu tu nužudytum žmogų arba pavogtum dviratį, valdžia tau paskirtų advokatą ir apmokėtų už advokatą. Taip. Bet jeigu tau atima pilietybę, tu neturi teisės į advokatą. Taip. Tai čia Beržins tokį dalyką iškelia. Kitas labai svarbus Amerikoje, svarbiausias teisme principas yra teisė būti kaltinamas ir matyti, kas tave kaltina. Taip. O čia nematai, kas iš Sovietų Sąjungos tave kaltina. Kitas dalykas, Amerikoje turi turėti prisiekusųjį komisiją. Ne kokį politinį teisėją, kuris rūpinasi, ar jis pateks į apeliacijos teismą vėliau kaip teisėjas, ar jį bus patenkinti jo draugai, turi spręsti prisiekusi komisija. Šitose bylose nėra Kitas svarbiausias dalykas yra presumption of innocence, kad yra nekaltas žmogus. O kai OSI pradeda civilinėse bylose, reikia pasiteisinti, ką nedarei. Jau iš karto esi kaltas. Jo, tai tas Beržins iškėlė tos. Tas buvęs prokuroras aukščiausias Amerikos patvirtina, kad yra nešvaru, kad OSI dirba su Sovietų Sąjunga bylose prieš amerikiečius, tą, ką vis argumentavo. Bet šitas leidinys yra kaip tik pavyzdys, ką darė Americans for Due Process, kurie darė ramiai, rinko tikslę informaciją ir platino amerikiečių advokatų tarpe, organizavo konferencijas daugiausiai universitetų patalpose, New York'e, Vašingtone, Bostone, Čikagoje, po visą Ameriką, kur atvažiuodavo advokatai amerikiečiai daugiausiai, kurie net nebuvo nieko susipažinę su lietuviais, su kitais, bet jie pamatė, kokia yra milžiniška neteisybė. Tai aš čia pastebėjau, pavyzdžiui, kur Henry Mason čia yra parašęs, tai vadinasi The Soviet View of Law. Tai žinoma, lietuviai, latviai, ukrainiečiai jau šiek tiek ir pažįsta, kas tas yra. Bet amerikiečiai advokatai, jie nepažįsta rytų Europos istorijos, Tarybų sąjungos tuo metu ar šiandieną. Nepažįsta, tai čia lyg gimnazistam turi pristatyti
tą temą. Labai Aš tikiu, kad kai kurie imigracijos teisėjai ir jų pagelbininkai turbūt nebūtų radę Lietuvos žemėlapį. Taip. Nesvarbu, kaip tu paišytum tą žemėlapį. Jo. Ja, taip ir yra. Dabar po šito, kai pamačiau, kas Kanadoje dedasi ir susipažinau su ukrainiečiais Kanadoje ir pamatėm, ant kiek rimtai sovietai turi įtaką Amerikoje. Ukrainiečiai, ypatingai toks advokatas Jan Gregorovič, aukšto lygio advokatas, kur atstovavo Fordo kompaniją, bet ukrainietis, kur aktyviai dalyvavo su Civil Liberties ukrainiečių organizacija Kanadai, paprašė, sako, ar tu negalėtum greitai, kadangi mums reikia per porą savaičių, ar galėtum parašyti kokį dokumentą, kur mes galėtumėm išein pristatyti komisijai ir bendrai iškelti visuomeniai klausimą, paaiškinti, kas dedasi. Ta pati paprašė Americans for Due Process. Tai mes metėm visą darbą kabinete, porą savaičių parašėm knygą Soviet Evidence in North American Court, kur išleido Americans for Due Process Amerikoje ir Kanadoje išleido Civil Liberties. Taip. Ir išėjo keli tūkstančiai tų knygų, buvo išdalinta labai greitai, išplatinta. Už porą mėnesių reikėjo spausdinti dar kelis tūkstančius. Po porą metų mes buvo pareikalavimas skaityklų ir panašiai. Kad jau Išleidom su indeksu ir papildomą iš Kanados informaciją. Tai buvo soft cover, kaip lietuviškai. Minkštų viršelių ir kietų viršelių skaityklom knygos. Iš viso maždaug išėjo 10 000 išplatinta Amerikoje, Kanadoje, Australijoje. Ir aš nežinojau, išplatino Anglijos lordams ukrainiečiai, aš to net nežinojau. Ar buvo, minėjai, dabar tik ką paminėjai Angliją, minėjai Australiją, Kanadą, ar Anglijoje irgi prasidėjo tokia akcija, kad įsteigtų tokią įstaigą kaip OSI? Anglijoje prasidėjo vėlai. Pirma prasidėjo Amerikoje, po to Kanadoje, po to Australijoje. Tada bandė pradėti panašiai Anglijoje. Kas buvo įdomu, kad Anglijoje praėjo parlamente, irgi yra parlamentas ir yra lordai. Lordai yra kaip kepurė, kur vis patvirtina, ką daro. Aš nežinojau visai, bet ukrainiečiai turėjo įtaką, išdalino knygą ir priėjo prie lordų paaiškinti, kokia yra rimta problema. Amerikoje, Kanadoje, Australijoje. Ir kai atėjo balsavimas, pravedė įstatymą, lordai nepatvirtino. Tai buvo pirmą kartą, turbūt per 50 metų. Taip. Buvo chaosas tada, vėliau nežinau, kas dėjosi, bet kas gavosi, aš net nesužinojau, kad mano knyga ten buvo dalinama, bet man paskambino BBC, Britanijos televizijos stotis. Paskambino klausti, ar aš sutikčiau pasikalbėti su jų žurnalistu, jeigu jis atskristų iš Londono į Čikagą. Atrodė rimtai, tai aš sutikau. Jis atskrido 2 dienom, jam parodžiau medžiagą, kur šiandieną kalbam ir dar daugiau. Labai susidomėjo ir tada grįžo atgal ir BBC nutarė padaryti documentary. Tada jie kvietė į New Yorką, nuvažiavo į New Yorką, jie ten filmavo. Pakvietė OSI, Eli Rosenbaum, kitus ir jie pristatė visą per BBC documentary. Aš tos dokumentai taip net nemačiau, bet jie pristatė per visą savo globalinę sistemą. Bet ten buvo teismai, aš nenoriu komentuoti, kadangi čia nėra mano ekspertis, bet praktiškai jie nepraėjo, kas praėjo Amerikoje. Tai gerai. Vėliau dar po kelių metų, beveik po 10 metų, Latviai prašė išleisti, kadangi buvo pareikalavimas, išleido dar kartą knygą ir platino per internet. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jie išplatino. Bet aš jiem daviau leidimą, kadangi buvo rimta firma ir jie labai tiksliai viską
perspausdino tas, kas buvo. Tai čia buvo 5 laida. Tai čia irgi labai įdomus viršelis. Va, sovietų tas herbas, o čia vidury Amerikos teisingumo departamento herbas. Tai čia Latviai tą sukombinavo. Jo, jie labai dramatiškai buvo jauni Latviai, man padarė įspūdį. Aš pasitikrinau, sužinojau, kad yra rimta grupė ir jie finansavo, ir jie platino, jie buvo dėkingi, kad davėm leidimą. Ir aš nežinau, kiek jie išplatino, bet žinau, kad buvo. Ir čia irgi matosi, čia yra va, nuotraukos iš įvairių laikraščių. Tai ir Amerikos žiniasklaida, kuri turėtų laikytis neutraliai, tuo klausimu nebuvo neutrali. Mes praktiškai žinojom, kad su Amerikos žiniasklaida negalim kalbėtis. Kiekvienoj byloj, kai prasideda byla, toj pat skambindavo laikraščiai. Daiskim, Čikagoje tuo metu buvo 4 dienraščiai. Tai visi dienraščiai toj pat skambino paklaust komentaro. Sako, tu atstovauji tokį ir tokį naci. Koks tavo komentaras, įkaltinimai ir panašiai. Mes visi buvom nutarę, advokatai savo tarpę buvo susidarę maždaug 20-30 advokatų visoje Amerikoje, kurie drįso imti tas bylas. Kadangi buvo pavojus, buvo grasinimai, buvo įsivaizduok, nueini teismą, nesako, kad yra alleged, nesako, kad gal to yra kaltinimai tokie, ne, yra atstovauja naci. Taip. Kad buvo nesąmonė. Nei vienas klientas, kur aš atstovau, ar nei vienas žmogus, kur buvo rytų Europai kaltinamas, nebuvo nacis. Ne tik nebuvo nacis, kad jų net nebūtų prieėmę į nacius. Taip. Naciai buvo nacių partijos nariai, bet apibendrino ir visus vadindavo nacijai. Tai žiniasklaida norėdavo pasirodyti, kad jie yra objektyviai, tai parašydavo didžiausią straipsnį apie nacius ir viską, ką visai sako. Bet norėdavo, kad vieną sakinį įdėti, kad va, gynybos advokatas pasakė tą ir tą. Tai mes nei vienas iš mūsų nesutikdavom kalbėti su žiniasklaida. Tikrai. Buvo tam tikros išimtis. Daiskim, aš padariau išimtį su BBC ir padariau išimtį su William F. Buckley, kurį pasitikėjau, kadangi jį daug metų sekiau, jis buvo labai žinomas ir jis turėjo labai rimtą programą per televiziją, nemokamą televiziją Amerikoje, šeštadieniai 1 valandos programą be pertraukų, kuris turėdavo pokalbius su svečiais iš viso pasaulio, jis yra kalbėjęs su visais prezidentais, su ministrais pirmininkais ir panašiai. Labai garsus žurnalistas, redaktorius tikrai. Ir geras prezidento Reigano draugas. Geras draugas ir Reigano turėjo labai didelę įtaką ideologiniai į prezidentą Reiganą. Aš jo darbus sekiau nuo 52 metų. Taip. Gana daug metų. Vienu žodžiu, aš jį pasitikėjau, kai skambino iš tos programos, sako, ar sutiktum pakalbėti apie savo knygą. Jie buvo gavę mano knygą kažkaip. Aš manau, kad Americans for Due Process. Buckley perskaitė tą knygą, jis nori kalbėti apie tą knygą. Sakau, tvarkoj. Aš sutikau atvažiuoti į New Yorką, jie pakvietė, davė laiką, jis įrašydavo programas. Tuo metu jis atostogose buvo Šveicarijai, tai jis atskrido su tuo greičiuoju lėktuvu per 4 valandas, įrašė 2 programas ir tą pačią dieną jis skrido atgal į Šveicariją. Buckley buvo ypatingas žmogus. Tai mes turėjome pasikalbėjimą, tik jis truputį mane apstatė. Tikrai. Kai atėjau, sužinojau, kad kitas svečias bus Alan Ryan Jr. OSI. Tas, kur parašė tą knygą apie... Ir OSI pirmas direktorius. Taip. Aš jį pažinojau iš pirmos bylos, kur jį, Neil Sher ir Eli Rosenbaum, visus 3 vadovus OSI susitikau savo kabinete vienoj byloj. Ir pirmais metais, 80 metais, su jais dėrėjaus. Taip, kad aš pažinojau. Bet staiga pradeda, reiškia, rašyti, ten yra be jokių priedų, be jokių pasiruošimų, atsisėdi ir rašai. Jo.
sako, aš nutariau, kad mes pakalbėsim apie Lino bylą vietoj, kad paminėjo, kad jis skaitė mano knygą, bet sako, aš noriu kalbėti apie kitką. Pakeitė temą. Ir pakeitė temą, apie kurią aš buvau susipažinęs, bet paviršutiniškai. Tai galėjau daug geriau pasirodyti, bet buvo labai rimta programa. Buckley, Bet žinai ką, Povilai, man čia va įdomu, kad va, kur rašo, kas čia dalyvauja ir kokią temą. Should we ship ex-Nazis back to the Soviet Union? Jo. Ne alleged Nazis, ne kad jie buvo kaltinami, bet jau yra nutarta, kad jie buvo naciai. Jo, ir ta tema buvo nesutikta. Tema buvo kalbėti apie Soviet evidence. Jo. Tai iš to taško, aš nemanau, kad Buckley pats tą padarė. Po to pasirodo po programos, kai baigėmės, Buckley atsisveikina su Ryan, atsisveikina su manim. Jis labai malonus žmogus, mandagiai atsiprašė, bet su Ryan sako, gerai, tai mes pasimatysim jūroje, kadangi jie kartu buriuodavo. Nu tai va. Jo, reiškia. O tuo metu Ryan atstovavo Harvard universitetą kaip advokatas. Jis jau buvo išėjęs iš OSI. Bet jis labai nekentė, mūsų labai nekentė mane asmeniškai. Bet iš to taško buvo apstatyta. O kad ta programa yra rimta, kodėl aš sutikau, ta programa buvo svarbi ne tik Amerikoje, bet buvo Anglijoje ir visur, kur angliškai kalbas, ta programa buvo rodoma. Ja. Ir mūsų tą pokalbį kelis kartus visoje Amerikoje rodė ir panašiai. Ja, jisai kalbėjo su visais prezidentais, premjerais. Su Thatcher, su visais. Rimtas asmuo. Jo. Kiek aš žinau, jis su ne vienu lietuviu dar nebuvo kalbėjęs. Gal kalbėjo po to, bet aš nebejoju. Gal po to nebenorėjo su lietuviais. Jau nebenorėjau. Ja. Po to, kai tas viskas vyko čionais, Robertai, gaunu šitą leidinį iš Australijos, kur aš nieko bendro neturėjau, nieko jokių ryšių neturėjau. Aš žinojau, kad mano knyga ten buvo nuėjus. Bet pasirodo, ten buvo darė tyrimus grupė paskirta ministerijos, teisėtvarkos ministerijos, sudarė panašiai kaip Kanadoje Dišein, padarė tenais studijos grupę su Mendes ministru ir jie 2 metus studijavo ir jie daugiausiai laiko praleido Amerikoje. Žinoma, jie buvo tiek dažnai po OSI, kad aš manau, kad jie turėjo raktą į OSI pastatą. Ir jie parašė dokumentą, pristatė teisėtvarkai ministrui, pasiūlė, kai steigti panašiai kaip OSI. Bet apsisaugot po tokio ilgo tyrimo įdėjo porą straipsnių iš Australijos žiniasklaidos, kuri buvo supratus, kas dedas Amerikoje. Buvo matę mano knygą ar tos argumentus, kur mane cituoja, aš net nežinojau, 2 straipsniai ir davė OSI atsakyti argumentus į tuos straipsnius. Tikrai. Į mane nieks nesikreipė, nieko nesakė, išeina knyga, yra 2 straipsniai, kur mane cituoja ir yra Amerikos valdžios atsakymas. Taip. Tai aš parašau tą ministrui laišką, sakau, man nesvarbu, ką Australija daro, bet man, sakau, juokinga, kad jūs tiek daug laiko praleidot Amerikoje, bet neradot laiko net paskambinti žmonėm, kurie turi opoziciją, turi rimtai rūpinęs, kas dedas su OSI. Taip. A lesson for Australia's Nazi hunters. Jo. Iš Sidnėjaus. Tai tada paskambino, tai yra parašiau tą laišką ir už porą dienų gaunu telegramą iš Australijos ambasados. Ar sutikčiau atvažiuoti Australijos ambasadą Vašingtone, kadangi atskrenda tas žmogus, kuris daugiausiai buvo Amerikoje viršininkas tyrimo. Ar sutikčiau su juo pasikalbėti porą valandų. Tai atsivedžiau porą savo kolegų ir ten praleidom 2-3 valandas, paaiškinom mūsų susirūpinimą, kodėl. Ir jie grįžo ir daugiau to priedo nemačiau.
ir staiga gaunu pakvietimą iš Australijos Seimo. Seime nutarė, kad yra rimta problema dėl sovietinių kaltinimų ir kaip dirba Amerika su sovietais panašiai. Padarė oficialus tyrimus tik tuo klausimu. Žinoma, davė kvietimą man, rodos, ketvirtadienį, sako, ar gali pirmadienį būti Australijoje. Taip. Ketvirtadienis Amerikoje jau yra penktadienis Australijoje. Laikas bėga. Laikas. Sutikau, bet kai nuvažiavau liudyti, pirmą reikia į Sidnį, iš Sidnį į Canberrą, per 3 dienas teko miegoti 4-5 valandas. Taip. Bet nuvažiavau, tada jis buvo liudimai, buvo apklausinėjimai ir tenai gana rimtai buvo apklausinėjimai. Tik su vienu, reiškia, man vienas dalykas užkliuvo. Kai daviau savo pristatymą, aš Seimo tiem, kurie apklausinėjo, atvežiau dokumentų parodyti. Dokumentų iš, kaip yra persekiojami Lietuvos katalikai, iš kronikos, kaip dirba OSI su KGB, savo knygą nuvežiau panašiai. Ir vieną dokumentą nuvežiau, kurį man padavė Demeniuk, ukrainiečio gynybos komanda. Dar buvau lėktuve, kai jį atvežė, skrendant į Australiją. Tai buvo dokumentas, rastas, išmestas OSI į šiukšlyną. Bet originalas dokumentas iš Sovietų Sąjungos, paruoštas KGB, kuris įrodė, kad Ivan the Terrible, didysis žudikas, kurį vadino Demeniuk, kad Demeniuk buvo tas Ivan the Terrible, yra ne Demeniuk, bet yra visai kitas žmogus. Tikrai. Tas dokumentas buvo fenomenal. Tai aš duodu kopiją to dokumento Seimui, o sekančią dieną tą patį dokumentą Demeniuk gynybos komanda įdavė Izraelio vyriausiam teismui, kuris galutinai turėjo nutarti, ar Demeniuk turi būti nužudytas. Taip. Kadangi jis buvo perduotas iš Amerikos OSI prikalbėjo Izraelį, kad mes turime Ivan the Terrible, garsų ukrainietį, kuris žudė žydus koncentracijos stovyklose. Buvo ypatingai žiaurus. Ir OSI atėmė jo pilietybę ir tada nutarė, kad jis turi būti deportuotas. Bet vietoj deportavimo prikalbėjo Izraelį, kad paimtų per extradition. Ne? Izraelis nenorėjo priimti, kalbėjo. Sako, jūs turit kitą pavyzdį, kur kai aikšpana, kur galėsit parodyti, kad yra dar likęs ukrainietis Amerikoje, kuris žudė žydus ir buvo Ivan the Terrible. Per visą tą laiką, kai OSI kaltino Demeniuk, žinojo, kad Demeniuk yra ne tas žmogus. Taip. Tai čia, per tą visą laiką. Tai čia baisus nusikaltimas, prieš mūsų teisinę sistemą. Tikrai. Ir tas įrodo tą viską, ką mes darėm ir bandėm įrodyti teismuose, ir kongrese, ir Kanadoje, ir Australijoje, kad čia vyksta nešvarus dalykas, kad Amerikos yra vėžys Amerikos teisiniai sistemai. Antiek buvo gėda, kad vyriausias Izraelio teismas po dramatiško teismo, kur kiekvienas studentas, kiekvienas moksleivis atėjo į teismą pažiūrėti, kaip atrodo nacis, kuris žaudė ir žudė ir kankino žydus. Holocaust. Taip. Jį apspjaudė, jį daužė visaip. Padarė teatrą iš to teismo, tęsis metus, kad galėtų kiekvienas vaikas aplankyti. Vyriausias teismas turėjo pripažinti, kad yra ne tas žmogus. Tai va. Kas dar buvo svarbiau, kad apeliacijos teismas, kuris perdavė Demeniuk į Izraelį, savo eiga, nieko neprašytas, pareikalavo Izraelio, kad grąžintų ir atstatytų Demeniuk Amerikos pilietybę. Ir tas teismas, be Demeniuk prašymo, be nieko, savo eiga, sakė, OSI apstatė Amerikos teismus, apstatė Izraelio teismus. Committed fraud on courts. Taip. Tai yra didžiausias advokato nusikaltimas. Ir išvardino 5
OSI prokurorus, kurie tą padarė, kurie committed fraud on courts. Kas gavosi? Nei vienas iš tų 5 nenukentėjo. Nei vienas neprarado savo teisų. Tarp kitko, vienas iš jų tapo imigracijos teisėjai. Tai čia baisu, tikrai. Tai čia tokia yra supuvusi ta sistema ir mes tą visą matėm ir čia buvo kaip kova Don Kichotų su malūnais. Tai čia baisi dėmė Amerikos istorijoje. Jo. Tikrai. Ir dabar tęsiasi iki dabar, kai matosi, kai yra dviguba teisinė sistema. Bet dabar po to tyrimo, kas buvo įdomu, aš įduodu tą dokumentą. Paaiškinu, kas ten yra. Ir 9 komanda prašė, žinojo, kad aš liudysiu, kad aš paaiškinčiau, kad pereitų žinia į Izraelį, kad toks dokumentas paviešint. Man grąžina, paėmė visus dokumentus, kur daviau. Apie Sadūnaitę, apie kroniką, mano dokumentus, viską. Išskyrus tą vieną dokumentą, jie grąžino atgal. Sako, mes tą dokumentą negalim priimti, kadangi yra rusų kalba. Sako, palaukit, sako, yra vertimas. Taip. Sako, jo, yra anglų kalboje, bet mes negalim pasitikėti, nežinom, kas darė tą vertimą. Tai aš sakau, su jums sutinku, kadangi aš irgi nepasitikiu, kadangi yra Amerikos valdžios. Čia yra valdžios vertimas. Taip. Čia yra OSI dokumentas. Sakau, aš jų irgi nepasitikiu. Taip. Bet sakau, nejaugi Australija, kur galvoja pradėtas bylas, bijo svetimos kalbos. Sakau, kaip jūs galite teisti lietuvį, latvį, estį, ukrainietį, vokietį, kitą, jeigu jūs nepriimat svetimų kalbų. Taip. Vis tiek grąžino, kadangi nežinojo, ką daryti, nenorėjo susikompromituoti. Dabar gali įsivaizduoti, Robertai, kas ten dėjos. Per apsiklausinėjimą buvo pagrindinė visa Australijos žiniasklaida. Ir užsienio kai kurios žiniasklaidos. Nežinau, keliasdešimt tenais buvo jų. Jie tuoj pat mane kvietė po apklausinėjimo eiti debatus su garsiu vienu buvusiu komunistų sekretoriu Australijoje, komunistų partijos sekretorium, eiti debatus dėl to. Aha. Aš sakau, vyrai, sakau, aš negaliu atsistoti. Aš vos 5 ar 6 valandas mėgojęs per 3 dienas, sakau, jokių būdų negaliu. Bet sako, tai parodyk tą dokumentą. Aš sakau, negaliu rodyti, sakau, jeigu jūsų Seimas bijo. Taip. Sakau, aš nenoriu nusikalsti. Tada sekančią dieną pernakvojęs, išvažiuojant iš Australijos, mane pakvietė pabaltiečiai kalbėti per jų suvažiavimą. Tenais buvo 400 ar kiek pabaltiečių. Atvažiavo Australian Broadcasting Company su 3-4 aparatais filmuot paskaitą. Ir aš tą dokumentą rodau, bet jie nedaviau, bet jie bandė pagauti per televiziją, kas tas dokumentas. Taip. Ir ką Australijos Broadcasting Company, kur yra pagrindinis Australijos televizijos stotis, jie padarė, paėmė ištraukas iš mano kalbos ir tada nuėjo pas vieną iš tų pagrindinių kritikų, kur norėjo įsteigti OSI Australijai ir suklijavo ir padarė, lyg buvo debatai. Ir tada parodė, kad Australijoje kelis kartus buvo didžiulė reakcija iš anos pusės, sako, kad anas buvo nepasiruošęs. Aš irgi nežinojau, kad tą padarys, kadangi aš tik kalbėjau, skaičiau paskaitą. Taip, taip. Tai tuo baigėsi Australijos kelionė. Bet kai kurie Australijos žiniasklaidoj suprato, kame reikalas, nes aš va čia skaitau ištrauką The Age laikraščio. Ir čia rašo The Appalling Soviet Record of False Documentation. Tai bent kas nors tą pripažino. Jo, jie supažino, žinojo, kas dedasi Amerikoje, kas dedasi Kanadoje. Ten žiniasklaida sąžiningiau pasižiūrėjo į tą ir kai tai jie pristatė, sukompromitavo tą jų apklausinėjimą, kadangi jie nebuvo kreipę dėmesį į mūsų protestus. Taip. Dabar, Robertai, po to norėčiau tik paminėti, kad daleiskim, buvo Amerikos žiniasklaida retenybė, bet buvo tokie kai kurios rimtos leidyklos išleisdavo informaciją apie mus. Kai kurie teisiniai žurnalai
teisinės periodikal, kur būdavo rimtų pasisakymų ištraukų. Amerikoje, Australijoje, Kanadai, bet viešoji visuomenė nebuvo. Tai va, tai čia collaborating with communists to prosecute Nazis. Dabar, kad lietuviai susipažintų, mano buvę studentai išleido lietuviškai surinktus straipsnius, greitai padarė labai paprastą leidinį, bet irgi lietuvių visuomenė 2000 kopijų išrinko, kad ypatingai Lietuvoje po to buvo įdomu, kadangi Lietuvoje nieko nežinojo apie tas Taip. bylas. Tik tai prieš metus ar kiek buvo viena knyga parašyta, kur autorius prašė informacijos iš Virkučio byloje, kurį aš atstovau, tik tai padėti gauti Amerikos advokatus, kad gintų jį. Tai buvau jiem paruošęs visą tą biografiją, istoriją apie Virkutį ir kas dėjosi Šiauliuose ir panašiai. Bet autoriai buvo įdomu dėl to, kad Virkutis, nors jį kaltino, kai jis buvo kalėjimo viršininkas, ir todėl, kadangi buvo kalėjimo viršininkas, o ten buvo keli žydai, tai reiškia žydus kalino, kas buvo neteisybė, kadangi vokiečiai buvo įsakę, kad žydai, lietuviai negali nieko daryti su žydais, yra vokiečių interesai. Tai buvo lietuvių kalėjimas ir buvo žydų kalėjimas, prižiūri, nors lietuviai prižiūri kalėjimą, likimas ir priežiūra ir maistas net yra nustatomas nacių. O ką Virkutis darė, kadangi tie kaliniai badaudavo, jis slapta jiem veždavo maistą. Bo jis dirbo su Noreika, jis dirbo su kunigu Borevičium, pogrindį vienai per kitai bandyti padėti žydam, kurie bandė pasislėpti nuo persekiojimo nacių. Borevičius bandė per savo parapiją, per kunigus slapta padėti žydams pasislėpti naktim, kad galėtų pabėgti nuo nacių ir nuo tų, kurie bandė naciam padėti, o Noreika kitais įvairiais būdais bandė padėti. Jų buvo neoficialus tinklas, tas Virkutis buvo vienas iš jų ir autorius tą Darius pastebėjo tą. Dabar Kanadoje išeina daugiau leidinių, vienas profesorius Lučiuk rašo daug straipsnių, čia yra vienas iš jo 20 ar kiek knygų parašytų, kuris labai gerai aprašo, kas dėjosi Kanadai. Taip, kad ta tema dar nėra baigta. Ir dar tęsiasi. Ir Amerikoje OSI dar veikia. Jo. Bet dabar, ką reikia pastebėti, aš manau, kai mes pradėjom sakyti, kad čia yra sovietų informacija, disinformacija, bo kai jie pradėjo tą veiklą 74 metais Lietuvoje, kai pradėjo leistas knygas, tuo pačiu laiku KGB pradėjo disinformacijos kampaniją Izraelyje ir Amerikoje tarp žydų, aiškinti, kad lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai buvo pagrindiniai holokaustų rėmėjai. Ir pradėjo sukiršyti, kadangi KGB buvo labai svarbu sukiršyti mūsų visuomenę su žydų visuomenės, kadangi žydai protestavo prieš sovietų persekiojimą žydų ir kad išleido žydus išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Mes protestavom, kadangi mūsų žmonės buvo Sibire, buvo tardomi, vežami, buvo dėl kronikos ir dėl disidentų ir panašiai. Mes dirbom su žydais kartu. Tai KGB buvo tikslas atskirti mus, supykdyti vienus su kitais. Mūsų žmonės nutilo, žydai daugiau ar mažiau priėmė tą propagandą iš sovietų, kur atėjo per Izraelį ir atėjo per dokumentus panašiai. Kas dedasi dabar Amerikoje ir kas dedasi pasaulyje globaliai? Yra karas tarp Rusijos ir Ukrainos. Putinas, KGB agentas, kuris buvo aktyvus tada, kai tas knygas leido, jis buvo Vokietijoje. Dabar jis daro tą patį Maskvoje. Su kuo jis kovoja Ukrainai? Su naciais. Jis naudoja tą pačią propagandą šiandien, kur naudoja OSI ir naudoja KGB nuo 70 metų prieš mus. Tai ta pati tema. Ta pati tema. Ir gaunasi vėl infiltruoja Amerikos teisinę sistemą,
kur dabar Amerikos teisinė sistema, kadangi buvo kompromituota FBI, kai tu klausai anksčiau, liko nepasitikėjimas FBI dalinai, tikrai liko nepasitikėjimas dėl prokuratūros ir staiga Amerika randasi, kur didžioji dauguma amerikiečių apklausimuose pasisako, kad Amerikoje yra dviguba teisinė sistema. Ir mes tą patyrėm tose bylose. Povilai, aš dar norėjau paklausti, vieną kartą man minėjai tokį įdomų anekdotą apie OSI šiukšlės. Ar gal galėtum visiems papasakot, kas ten įvyko? Šiukšlės yra atskira tema, tinka čia, kadangi integruota yra, pradėti galim nuo to, kai buvo visai įsteigta, kai pradėjo bylas prieš pabaltiečius. Prieš vieną estą pradėjo ir daugiau negu lietuviai, estų studentai susidomėjo ir susirūpino, kad čia yra neteisybė. Ir estų studentai nieko neorganizuotai nuvažiavo vidurnaktį į McDonald's restoraną, kuris buvo kitoj pusėj mažo tako alley tarp McDonald's ir OSI pastato. Ir jie sėdi tenais McDonald's ir galvoja, kaip jie gali sužinot, kas dedas viduj, kaip jie gali sukompromituoti OSI, kadangi jie mato, kad kažkas yra negerai. Čia nieks jų neskatino, aš tarp kitko nepažinau jos, niekad nesusitikau jos ir nežinau, kas jie buvo. Bet jie sėdi vidurnaktį ir jie žiūri, kad atsidaro duris iš OSI, užpakalinės duris, išeina sargas, apsidairo, nieks nemato, išeina su keliais maišais šiukšlių, ir nubėga į OSI šiukšlyną ir išmeta į OSI šiukšlyną, į dėžę šiukšlės. Taip. Uždaro duris, vėl grįžta ir išmeta dar daugiau maišų. Tai kai jis baigė nešti tos maišus, jie iš restorano ateina, pasižiūri, ten yra OSI šiukšlės. Tai jie paėmė tos maišus, susidėjo į mašiną, nusivežė į namus, atidaro ir ten šiukšlės yra. Taip. Dalis bananų, dalis butebrodo, dalis visokių dokumentų suplėšytų, laikraščiai, šiukšlės. Bet jų tarpe yra kai kurie dokumentai. Ir jie pradeda rinkti tos dokumentus, sudeda dokumentus ir kas naktį nuvažiuoja surinktas šiukšlės. 2,5 metų rinko tas šiukšlės. Ir tada estai, padėdami savo studentam, viena estų šeima davė savo didelį sklepą, nupirko gerą Xerox mašiną, kad kai kurie dokumentai buvo šlapi. Tai kad jos galėtų padaryti kopijas, išgelbėti tuos dokumentus. Ir tada sudėti į dėžes. Vėliau klausė mūsų, kai jau pradėjo rinkti, Beržins klausė manęs, Latvių tie šeimininkai, sako, ar mes nenusikalstam prieš įstatymus, kad tie studentai renka valdžios dokumentus. Sutapimas buvo. Amerikos valdžia traukė mafiją į teismą. Ir pagrindiniai dokumentai prieš mafiją buvo rasti mafijos šiukšlės. Mafija sako, tų dokumentų negalima naudoti, kadangi yra privatus. Kad valdžia pavogė mūsų dokumentus iš šiukšlių. Vyriausias teismas, apeliacijos teismas pasakė, ne, vieną kartą, kai jau išmeti šiukšlės ir išeina į šiukšlyną, arba išeina iš tavo namų, jau nebe tavo dokumentai, jau yra vieši. Taip. Tai dėka OSI valdžios, prokuratūros pateisino, kad jų šiukšlės yra naudingos. Taip. Dabar tose šiukšlėse radom įvairūs advokatai, patikrino tas, kiekvienas, kuris gynė bylas, galėjo prieiti prie tų dokumentų. Bet ten pereit buvo labai labai daug dokumentų. Tai buvo sunku pereiti, bandėm pereiti, ko galim daugiau, bet ten radom labai daug įdomių dokumentų. Ir OSI buvo ne kartą
OSI buvo nekartą sukompromituoti. Svarbiausias sukompromitavimas buvo, kad rado šiukšlėse tą originalą dokumentą dėl Demeniuk. Jo. Dar įdomi byla dėl tų šiukšlių buvo, kad kai Demeniuk buvo išsiųstas į Izraelį, tai reiškia visos Amerikos bylos buvo baigtos. Tai Demeniuk šeima, Nišnik, dukters uošvis, tai yra dukters vyras, Demeniuk uošvis, visą gyvenimą savo 10 metų paaukojo ginti savo žmonos tėvą. Jis perėjo tas šiukšles ir randa tą dokumentą ir pristato, reikalauja, kad OSI pristatytų visus dokumentus, kur nėra išmesti. Taip. OSI teisinasi, kad yra slapti dokumentai, buvo dar vyksta byla. Demeniuk teisme sako, nebevyksta byla, kadangi visos bylos Amerikoje yra baigtos, jau viskas yra Izraelį, čia ne Amerika. Tai teismas Vašingtone, kur atstovavo irgi gera Čikagos firma General Black, Demeniuk šeima irgi pro bono, sako, mes reikalaujam, kad OSI pristatytų viską, ką jie turi apie Demeniuk. Kai teisėjas juos privertė pristatyti, jie išmetė tos originalus dokumentus. Ir taip Demeniuk šeima rado tą dokumentą. Bet teisėjas netikėjo, kad gali būti, kad jie turi dokumentų iš šio visai ir nesako, kaip jie gavo tos dokumentus. Vašingtone. Tai teisėjas Vašingtone pasakė, General Black sako, jeigu nepaaiškisit, kaip jūs randa dokumentus, kad yra nevogti dokumentai, sako, aš tą advokatą iš General Black pasodinsiu į kalėjimą. Tikrai. Tai sekančią dieną jis atėjo su vienu iš tų šiukšlių maišų ir išmetė tą visą maismą teisme, sako, va, mano research. Bet va kaip pasisekė. Bet tas dokumentas išgelbėjo žmogaus gyvybę. Taip. Žinai, Povilai pats dirbai teismuose irgi pro bono veltui. Tu gynei ne vieną lietuvį, ne vieną apkaltintą asmenį. Ir čia tavo, žinau, buvo asmeniškas nuostolis ir finansiniai, ir emociniai, ir kitaip. Gali papasakoti truputį, kas ten įvyko tuose teismuose, Čikagoje, Vašingtone, kaip buvo santykiai su teisėjais, teismo eiga, kartais pasiseka, kartais ne. Gali mums perteikti, sakykime, tą dvasią ar skonį, kas tenai praktiškai vyko, kai jau esi teisme? Čia labai įdomus klausimas. Klausytojams, ypač Lietuvoje, būtų sunku susidaryti vaizdą, kaip vyksta tie teismai. Buvo 2 rūšių teismai. Atimt pilietybę būdavo federaliniam teisme. Federaliniai teismai yra labai rimti teismai. Bet būdavo civilinės bylos, kur nėra prisiekusiojo komisijos, yra tik teisėjas. Ir teisėjas turi pilną galią. Jis nutarė, kada bus byla, kokį dokumentą priimti, kokį liudininką tikėti, kokį netikėti. Viskas priklauso nuo to teisėjo. Dabar įsivaizduokit, koks yra teisėjo, koks spaudimas yra teisėjai. Teisėjas turi klausyti valdžios, kuri atstovauja valdžią, atstovauja prokurorus, kurie kovoja prieš tuos, kurie prisidėjo prie Holokausto. Jau visa psichologinė tas momentas, visa ta drama yra tie didžiuliai nusikaltėliai ir yra žmonės, kurie teisinasi. Tai jeigu tu eini atstovauti vadinamą karo nusikaltėlį, tai neoficialiai ten sako, va, yra nazi lawyer, yra nacis, tai yra nacių advokatas. Taip. Tai iš karto prieš tą advokatą neteisėtai, o yra tas teisėjas visais būdais. Bando vadintis neutralus, bet palaikyti valdžią. Visais būdais. Tai reiškia, man teko būti vienam teisme
čia nuotraukos yra iš Detroito. Taip. Yra visa eilė laukia advokatai, procedūriniai klausimai, ne pats teismas, bet yra sprendžia procedūrinius klausimus. Tai ateina visa eilė advokatų su savo bylom. Tai šaukia tą bylą, ateina advokatai, ginčijasi, tada trumpai ateina kiti advokatai, ginčijasi ir šaukia jų bylas pagal jų pavadinimus. Ateina mano eilė, mano klientų, tai vietoj, kad šaukt mano kliento pavardę, United States versus Patalauskas, sako, the Nazi case. Oi. Žinoma, sėdi žiniasklaida. Taip. Va, ateina Nazi case. Jo. Jau yra nuteistas žmogus, jis nėra sakęs žodžio. Jau pats teismas yra nusistatęs. Teismas yra nusistatęs. Tarp kitko, vienas teisėjas man privačiai yra pasakęs, kartais susitinki su teisėjais neoficialiai. Nėra, kad neteisėtai, bet neoficialiai galima susitikti su teisėjais, bet negalim kalbėti apie bylas. Taip. Tai teko susitikti su vienu teisėju ir jis mane pagyrė. Jis sako, labai gerai atstovauji savo žmogų. Sako, tikrai esi pasiaukojęs ir uždeda ranką ant peties. Aha. Jis buvo be švarko, be nieko koridoriai. Aha. Aš jo klausiu, ar jūs turi dvinuką? Sako, ne. Sako, yra velnės, sakau, kur teisėjas, kur visai kitaip kalba. Taip. Reiškia, tie teisėjai, tai jis pats sako, ar žinai, koks spaudimas mums yra? Sako, buvo vienas teisėjas Detroite, sako, kuris neutraliai, vyskupo vieno byla buvo Romūno. Ir sako, jis neutraliai laikėsi. Ir kas gavosi? Jis buvo kandidatas į apeliacijos teismą, kur kiekvienas teisėjas bando patekti. Taip. Ir sako, jam užsidarė duris. Sako, aš nenoriu, kad man užsidarytų duris. Tai tu suprask, aš turiu kitaip elgtis, kai aš susidedu teisėjo rūbus, negu kai aš esu be teisėjo rūbų. Bet tada netikras teisėjas. Jisai vis tiek nesažiningas teisėjas. Dabar, o migracijos teisme, ne kad tai nesažiningas, bet yra tas spaudimas, aš bandau paaiškinti. Dabar imigracijos teismas yra, įsivaizduok, vyriausias prokuroras skiria OSI viršininką ir visus jo advokatus ir skiria imigracijos teisėjus. Pagal struktūrą biurokratinę OSI advokatai yra virš imigracijos advokatų. Tikrai. Jo. Dabar įsivaizduok, aš ateinu į vienoj byloj pas imigracijos teisėją, teisme tuščia, nieko nėra. Tai aš nueinu į jo kabinetą, pažiūrėti, kas atsitiko, kad nėra. Padaužiau, sako, jei, aš įeinu, sėdi teisėjas už stalo, ant stalo sėdi prokuroras. Mano oponentas toj byloj. Tai jis ne tik tai draugiškai kalba, bet tai įsivaizduok mandagumą ir tavo, reiškia, psichiniai jėgą. Jeigu tu ateini pas teisėją, tu atsisėdi ant jo stalo, sėdi su jo kalbėtis. Jo. Vienu žodžiu, jam diktuoji, ką jis turi daryti. Yra buvę atvejų su migracijos teisėjai, kur praktiškai OSI jiem diktuoja jų sprendimus. Tai yra panašiai, kaip būdavo sovietiniai teismai, kaip to Lino byloj, kur buvo deportuotas į Estiją, kur prezidentas Reiganas dalinai buvo užkliuvęs, supykęs. Jis toj pat mirė tenais ligoniai labai patogiai. Bet kai buvo jo teismas už akių Estijoje, sovietų okupuotojai, jis buvo teisiamas ir buvo nuteistas sušaudyti. Buvo jų teisės žurnalas, kur spausdino visą eigą teismo. Ir išspausdino eigą su galutiniu sprendimu ir teisėjo galutiniu pasisakymu. Ir Maskvoje išspausdino tą leidinį.
Tik viena problema buvo. Galutinis teismas buvo sekančią dieną. Tai Estijoje išėjo tas pats žurnalas sovietų su kita data. Taip, Jau po teismo. jau po to. Bet jie antiek, tai imigracijos teismai praktiškai buvo absoliučiai jų įtakoje. Taip. Teisėjai darė tą, ką visai reikalavo. Štai, Povilai, čia Lituanistikos tyrimo centre yra tavo archyvai. Maždaug 200 dėžių archyvų. Tikėkimės, kad gal vieną dieną, kada nors ateity, Amerikos istorikai objektyviai žiūrės į tą visą OSI reikalą, į tavo darbus, į kitų advokatų ir veikėjų darbus. Nu ir gal atskleis tą dėmę Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Gal šiandieną ne, bet gal už 50 metų, gal toliau, kai jau tikrai galės objektyviai žiūrėti į tai. Ačiū, Robertai. Įsivaizduok, kai pradėjau sekti tą informaciją iš Lietuvos tas knygas. Tai kas buvo įdomu? Tos knygos man ateidavo paštu. Tais laikais būdavo pavojinga iš Lietuvos siųsti kokiam užsieniečiui bet ką. Taip. O gink Dieve knygą. Bet kadangi čia buvo KGB rašomas knygos, tos knygos išeidavo, man atsiųsdavo, aš gavau 28 knygas. Ir kas gavosi, reiškia, supratau, kokia yra istorinis momentas. Ir viskas, kas čia dalas, yra istorinis momentas. Ir mes esam kaip skrusdės tam darbui. Ir mano tikslas ir kitų, daktaras Damušis, kitais kalbėjau, tikslas yra palikti footnote. Mažą įrašą istorijai, kad buvo ir kiti klausimai, kurie nebuvo sprendžiami. Kad nebuvo 100% teisybė. Taip, taip. Ačiū, Povilai, tikrai už visas pastangas ir už tavo brangų laiką. Dėkoju už progą.